Labas. Taigi, įsivaizduoju tokią situaciją. Man yra 12 metų, aš atsėdu prie kompiuterio ir žaidžiu Minecraftą. Žaidžiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valandas per dieną. Ir taip beveik kiekvieną dieną. Ir atvirai pasakius, aš nelabai ką prisimenu iš savo 10, 11 ir 12 metų, nes tiesiog visus tas metus realiai pražydžiau kompiuterinius žaidimus. Ir kaip suprantate, tuo nesididžiuoju ir nesidžiaugiu. Tai apie tai šiandien ir pakalbėsiu, kaip vis dėlto praleisti savo laisvalaikį, kad nesigailėtum nuo gyventų tuo laiku. Tai visų pirma, kas yra laisvalaikis? Tai laisvalaikis šiaip gana aiškiai savoka, kad yra laisvas laikas. Iš esmės tai yra visas laikas, kuris priklauso tau, kuris yra tiesiog tavo asmeniniam interesam ir tavo asmeniniam kažkokiam pomėgiam panaudoti. Tai aš tiesiog mėgstu vadinti gyvenimu, kadangi tu iš tikrųjų tuo metu gyveni, darai tai, ką nori. Tai norėtume atsakyti į klausimą, ką daryti su savo laisvalaikiu. Mes galim tiesiog savęs paklausti, ką mes norim daryti su savo gyvenimu. Šį klausimą tikriausiai girdi visi jaunuoliai, visi žmonės, kurie pabaigė mokyklą. Ir iš tikrųjų šis klausimas yra gana sudėtingas, todėl mums netiks, nes jis iš tikrųjų yra per sunkus. Tai ką mes padarysime, mes jį padalinsim į dvi dalis, kad padarytume jį per pusę lengvesnį. Pirmas klausimas yra, ko tu nori iš gyvenimo. Ir antras klausimas yra, kokį gyvenimą tu nori būti turėjęs. Tai pirmas yra toks gana paprastesnis klausimas, tiesiog visi dalykai, kuriuos nori gauti, tai, kad nori turėti. Nesvarbu, ar tai materialus dalykai, ar nematerialus. Tai gali būti sveikata, santykiai, džiaugsmas, mašina, namas, graži mergina, dar kažkas. Bet tiesiog visi dalykai, kuriuos tu nori gauti. Antras klausimas yra galbūt šiek tiek painesnis. Tai įsivaizduoju tokią situaciją, kada tu jau esi labai vėlyvo amžiaus ir tiesiog prisimeni savo senas, geras gyvenimo dienas ir paklausk savęs, ką tu nori prisiminti, kas tau suteiktų džiaugsmo. Kokie yra praeities įvykiai, į kuriuos galėtum atsižvelgti atgal ir tokį malonumą viduj pajausti. Tai kokį gyvenimą nori būti turėjęs dabartyje, kokį gyvenimą nori dabar turėti, kad ateityje galėtum tuo džiaugtis. Dabar šios klausimus paverskime biškį labiau praktiškesnius. Tai visų pirma, ką reikia daryti, kad vis dėlto nuveiktum tos dalykus, kad turėtum tą gyvenimą. Na ir antra, ką tu reikia daryti, kad gautum tos dalykus. Tai iš esmės šitie abudu klausimai atsako į mūsų antrą klausimą, kam paskirti laisvalaikį. Tai iš esmės savo laisvalaikį mes skirime, kad kažką darytume, kas arba mūsų nuves prie tų nuotykių, prie tų veiklų, kurios mums leis turėti tą gyvenimą, kurį mes norim turėti, arba kad gautum tos dalykus, kuriuos nori gauti. Na ir žinoma, rezultate abiejų tų dalykų tiesiog gausti savo pasitenkinimą. Tai kam šitas reikalingas antras etapas? Čia yra mūsų sprendinių priėmimo algoritmas. Jeigu yra kažkoks kitas veiksmas, kažkoks brudas, kurį tu darai, kuris tavęs nepriveda prie tavo norimo rezultato, tu tiesiog to dalyko ir nedarai. Visą šitą tiesiog išbrauki iš savo planų ir to vengi. Tai gali būti televizorių žiūrėjimas, tai gali būti telefonės skrolinimas. Jeigu tai tavęs nepriveda prie to galutinio tikslo, prie to pasitenkinimo, tai kam jį išvis tada daryti? Tai laiko švaistymas. Čia viskas kaip ir aišku. Dabar kas yra tas kažkas? Kadangi kažkas yra toks labai abstraktus ir visiškai neaiškus žodis, kuris mums visiškai jokios krypties nepateikia, ar eiti ten, ar daryti šitą dalyką, tą dalyką, man visiškai neaišku. Tai turime atsakyti į trečią klausimą, kaip tiksliai išnaudoti mūsų laisvalaikį. Tai žinau, kad šie abudu klausimai, trečias ir antras, skamba beveik identiškai. Realiai tas ir yra. Tiesiog čia yra mūsų sprendinių priėmimo būdas, kai mes pasirinkam, ką daryti. O čia yra, aiškiai pasakysiu, kaip tas visas atrodo darimas. Nes manau, kad ši dalis tiesiog būtų labai vertinga, jeigu ją pradėčiau. Tai yra du variantai. Arba surandi kažką, kas pasiekia tavo norimą pasiekti tikslą ir tiesiog jį kopijuoji. Arba antras variantas yra bandyti viską pačiam, eksperimentuoti su savimi ir tiesiog mokytis iš savo klaidų. Tai abu variantai yra geri, jie turi savo pliusų, savo minusų, tačiau pakeliui, nesvarbu kurį pasirinksi, turi tobulinti savo 4 progreso resursus. Kas tai yra? Tai yra 4 resursai, kurie tu padeda greičiau progresuoti ir tobulėti. Pirmasis iš jų yra žinios, antras yra įgūdžiai, trečias yra pažintis ir ketvirtas yra laikas. Turime šiokį tokį planą, dabar procesų kaip hipotetiškų situacijų. Visas šis planas vis dėlto sueina ir parodom visą mūsų dienotvarkę, mūsų planą, ką daryti su savo laisvalaikiu.
Tai tarkime, kad atsakome į šitą klausimą, ko nori iš gyvenimo, norime geros fizinės formos, norime gerai atrodyti. Tai mes fokusuosime savo laisvalaikį į tai, kad kažką darytume, kad tą gautume. Reiškia, jei kažkas mums trukdo pasiekti tą tikslą, mes to nedarome. Reiškia, McDonald's, greitas maistas yra tas dalykas, kuris mums nepadės čia pasiekti, tai mes to ir vengiame ir tiesiog treniruojamės, darome tai, kas mus prives arčiau to tikslo. Tai kaip tai konkrečiai atrodo, tai arba susirandi žmogų internete, YouTube arba kažkokią asmeninį trenerį, kuris jau gerai atrodo, kuris jau pasiekė tą tavo tikslą ir tiesiog mokiniesi iš jo ir kopijuoji jo metodus. Arba antras variantas, kuris šiuo atveju yra sudėtingesnis, tai užsidedi sportinę aprangą, varai į džimą ir tiesiog bandai kažką daryti, pasibandai su svoriais skirtingais treniruokliais ir tiesiog kažką bandai pasidaryti. Tai šiuo atveju čia yra sudėtingiau, bet kuriuo atveju tobulint savo 4 progreso resursus, tai visų pirma žinios, reiškia, tiesiog domiesi apie sportą, domiesi apie visokius papildus, mitybą, miegą, kaip jie įtakoja visą tavo tikslo siekimą, tą visą grafiką sporto, taip pat įgūdžiai, tavo technika, kaip darai pratimus, tavo kažkoks apšilimas ir panašiai. Pažintis, susirandi kažkokį bičiulį sporto arba asmeninį trenerį, su kuriuo kartu treniruojasi, tai tu suteikia daugiau motyvacijos dėl to siekti to savo tikslo ir anksčiau nepasiduoti. Ir galiausiai laikas. Džimas nereikalauja daug laiko, užtenka valandas per dieną, bet tiesiog atsikėlus ryte, grybinę telefoną, o pasiėmė savo šortus, maikę ir eini į džimą. Taip atrodo tokia hipotetinė situacija su sportu. Iš esmės jį galima pritaikyti bet kur, versle, santykiuose, sporte, sveikatos siekime, santykių gerinime. Šitas visas planas lengvai gali būti atliktas, tos žingsnius po vieną eini ir galiausiai jau turi aišku tokį kaip kryptį, jau kurie eiti, kad eitum link to savo tikslo. Tai aš asmeniškai puikiai žinau tą jausmą, kai sėdi vasarą ir nėra nei pamokų, nei dar ko nors ir visiškai nežinai, ką daryti, ką veikti savo laisvų laikų ir galiausiai pradedi arba žaisti kompiuterinius žaidimus, arba per daug laiko pradedi telefone, ar filmų per daug prižiūri ir iš to jokios naudos iš tikrųjų nėra, tas laikas labai greit prabėga ir tu visai jokio iš tikrųjų tikro pasitenkinimo viduj nejauti iš tų dalykų. Tai šitas visas planas labai greitai padeda išsiaiškinti vis dėlto, kur paskirti savo laiką, kur paskirti savo pastangas, kad po to nesigailėtum visų to praleistų laikų. Aš asmeniškai šitą pritaikau YouTube, šitą pritaikau sporte, beveik vis moksluose gali šitą pritaikyti, tai sakau, bet kokią sritį paėmė, kuri to būtų įdomi ir savo laisvalaikį tikrai gali jai paskirti per šitą planą. Tai šiandien yra tiek, ačiū, kad žiūrėjai, pasimatysim kitą kartą.